Lietuva praradusi absoliučią dalį savo suverenitetą, absoliučią didžiąją dalį suverenitetą. Ir esminiuose dalykuose, kurie ir nurėmė, ar valstybė laisva ar ne. Ir man tai, žinot, šypsena kelia vasario 16, kovo 11, pradėjusi, kaip mes dar atsimenam, kodėl mes laisvi. Apsigraibyk tu sapnę save, ar tu nemiegi, kur tu laisvas esi dabar. Tu laisvas tik tai genderistinėse ir tos pačios lyties santokose, tu labai laisvas dabar. Daugiau tu jokios laisvės neturi. Kaip valstybė mes neturim jokios laisvės suverenitetą. Bet jau čia galima kartotis ir kartotis. Pavyzdžiui, Lietuvos valstybė praradusi savo teisinį suverenitetą yra. Svarbiausia teisinis suverenitetas. Nes ES teisės aktai, tai yra reglamentai, direktyvos, prieš Lietuvos įstatymus turi viršenybę. Ar žinote, kad ES išleidžia reglamentą ir jis automatiškai tampa Lietuvos teisinės sistemos privaloma dalim be Seimo patvirtinimo net? Nereikia nieko patvirtinti, viskas, tai išleido ir jau čia galioja. Net neklausia mūsų, mes patvirtinsim, Seimas nepatvirtinsim, viskas. Čia mes laisvi vadinasi. Mes dar atsimenam, kodėl mes laisvi. Nezabūtkės ant kaktos susiklijavę, džiaugiasi po balkonėliu stovėdami vasario 16. Dar įdomesnis, kad 2014 berods metais mūsų konstitucinis teismas Lietuvos suformavo doktriną, kurių ne tik, kad ES teisė turi viršenybę prieš mūsų įstatymus, net prieš konstituciją mūsų, bet narystė vakarų struktūrose nekvestionuojama tampa. Nes reiškia, kad tai yra demokratinės ir nepriklausomybės būtinas atributas vakarų struktūrai. Įsivaizduoju, jeigu tu prieš vakarų struktūrą sakai, kad mes būsim laisvi, tai tu prieš Lietuvos demokratiją ir nepriklausomybę automatiškai gaunasi. Įsivaizduojate, iki kokio nusigrybavimo mes priėjom. Kad vakarų struktūra, buvimas vakarų organizacijos yra konstitucinė vertybė. Jeigu tu sakai, ne, aš prieš Europos Sąjungą, tu prieš konstituciją Lietuvos eini. Įsivaizduojat, va taip dabar traktuojamas tas dalykas. Taigi, o tuo konstitucinis teimas apriboja tautos teisę ateityje savo pasirinkimą daryti. Nebegali daryti pasirinkimą, išeitų, tu prieš konstituciją negalėjai įstatymiškai. Įsivaizduoji? Nes tu pasakysi, kad gal mums geriau būtų dabar šiuo momentu išeiti ir padaryti liteksit ar dar kažką, tu prieš demokratiją, prieš nepriklausomybę, prieš konstituciją Lietuvos. Tai vienu žodžiu, valstybės priešas, tu dirbi Kremliui. Fantastika, ar ne? Gerai. Esminis dar valstybės suvereniteto pagrindas yra ekonominis, finansinis suverenitetas. Praradai ekonominį, finansinį suverenitetą, tu gali vadintis ko nori, bet tu esi jau nebesavarankiška valstybė, o mes šito neturim. Ypač po euro įvedimo Lietuva prarado galimybę vykdyti savarankišką pinigų politiką. Dabar mūsų Lietuvos pinigų politiką kontroliuoja Europos centrinis bankas. Europos centrinis bankas nustato palūkanų normas. Spėkite, kieno interesus atsižvelgdamas į Lietuvos, Maltos ir Latvijos, ar ne būtinai? Ne, į didžiųjų valstybių, Vokietijos ir Prancūzijos. Pagal jų interesus nustato, pagal juos. Nes net yra ideologija tokia, jie yra ES ekonomikos lokomotyvas, tai lokomotyva, čia kaip yra, buvo filmas toksai, sako, žinot, tu sako, aš gaujos smegenys esu. O smegenys turi gerai maitintis, jūs man neškit maistą, sakė. Tai va čia kažkas panašiai, Vokietija su Prancūzija, tai pasidurė. Tai va, kaip... Už tai infliacija didėja, jūs pažiūrėkit, kokia infliacija Prancūzijai, 0,8, Lietuvoje 3,1. Kodėl? Nes nusispėjo ten mūsų infliacijas, kad čia nuvertėja santaupas žmonėm, kad auga kaina, svarbiausia Vokietija, Prancūzija, kad ten gerai būtų, lokomotyvui, kad gerai būtų. O kaip gerai, kad lokomotyvui ten maža infliacija, džiaugiamės, ar ne? Fantastika. Ne? Durnių ir bažnyčiai muša. Reiškia. Žinot, kad ES fiskalinės taisyklės griežtai apriboja Lietuvos galimybę pačiai skolintis, planuoti savo deficitinį biudžetą, savo nuožiūrą. Reiškia, ekonomika, finansai, šalies valdymas, ekonominis pilnai atiduotas į svetimas rankas išorėje. Užsienio politika, ar mes turim savo užsienio politiką? Ne, ES yra užsienio politika, yra Kaja Kalasas,
Estė, su tokiu nelabai protingu veidu moteriškė. Jinai viskas. Ten pasakys kokią politiką. Mes neformuojam. Mes tapom priklausomi nuo vakarų didžiųjų valstybių. Ir vakarietiško alijanso. Absoliučiai. ES užsienio politiką vėl formuoja tikrai ne Estija ir ne Kipras. Formuoja didžiosios valstybės, visų pirma Vokietija, Prancūzija. Reiškia. Formuoja pagal savo interesus. O mažos valstybės priverstos prisitaikyti prie tų interesų. Naudinga mum ar žalinga niekas pėstininko neklausia. Reikia pagal karalienį ir karalių ten stambės figūras saugot, kad jom būtų gerai. Šitoj sąjungai. Tai va. Geriausia iliustruoti Taivano atstovybės atidarimas. Jūs turbūt atsimenat, ar ne? Tai rodo, kad Lietuva yra tapusi didžiųjų galių žaidimų įkaitė. Pėstininkas, raiktelis. Kaip gražiai Landsbergis jaunesnysis pasakė, tuometinis užsienio reikalų ministras, paprašė. Užsienio reikalų ambasada Amerikos paprašė, kad mes tą Taivano ambasadą priimtų. Jiem tai reikalinga buvo, negi dabar Amerika atsakysi, mūsų saugumo garantas ir bla bla bla. Taigi mes žiūrim, kad ir mes dėl JAV interesų priversti aukoti savo verslo interesus, patirti milžiniškus nuostolius. Su Kinija, kur visa gamyba pasaulyje, kur visi retieji metalai jos kontrolė ir taip toliau. Visos valstybės be jos jau nebeapseina. Mes savo kirtam. Taigi mes esam satelitinė valstybė, o užsienio politiką diktuoja Vašingtonas arba Briuselis. Priklausomai kas kada ir kuris nugalė. Ten jie tarp savęs tik susitartų. Dabar tarp jų konfliktas yra, dabar mūsų labai žiūri, kaip čia ne tiem, kuris čia laimės. Ir tai va. Savo mes neturim politikos. Gynybos politika. Totalus suvereniteto praradimas. Visiška priklausomybė nuo vakarų, kuri riboja Lietuvos galimybės vykdyti nepriklausomą ir neutralią politiką balansuojant, kadangi didžiosios valstybės jos stumdosi tarpusavį su konkurentais, su Rusija ir Kinija, vakarų valstybės, ypač JAV ir kitos, reiškia, nori pasistumdyti paprasčiausiai. Ir mus naudoja šitam žaidime. Mums nėra intereso susipykti su Rusija ir Kinija, tapti Rusijos ir Kinijos priešais. Nėra jokio tikslo. Mes tik bloginam savo situaciją, ekonominę ir saugumo situaciją. Bet kodėl mes taip darom? Daug kas sako, kodėl? Negalim, nes mes jau priklausomi esam. Ir todėl, kas pirmas eina? Pėstininkas. Ir ką tu paukosi? Pėstininką. Pėstininko teritorijai. Tai va, kokias dalykas. Sienų kontrolė. Kažkada Trumpas yra pasakęs, valstybė, kuri nekontroliuoja savo sienų, yra ne valstybė mėšlas. Kam čia tinka, pagalvokite. Ar žinot, kad naujas ES migracijos ir prieglobsčio paktas yra atviras suvereniteto ribojimas. Lietuva priversta priimti migrantus pagal kvotas. Jeigu ne, mokėti baudas, finansinės įmokas. Įsivaizduojat, pasakė, tokią kvotą nustatėm, jūs priimsit, bet galite sumokėti baudą, pinigais atsipirkti. Ir viskas. Mes tik pasirinkti galime arba migrantai, arba pinigai susimokam. Duodagi pasirinkimą kažkiek yra, kiek laisvės turim. Suverenitetas čia vadinasi. Suverenitetas galiu priimti, galiu susimokėti už tai. Va, kokie mes laisvi. Mes atsimenam, kodėl mes laisvi. Tai koks įdomus dalykas. Reiškia, mes nebeturim teisės savarankiškai spręsti, kas gali patekti į šalies teritoriją, kas ne. Supranta, kad mes nekontroliuojam sienų. Mes laisvi. Mes neturim teisės kontroliuoti. Laisvą valstybę kontroliuoja. Šitos priimsim, kitos nepriimsim. Trumpas sakė, šitų meksikiečių nepriimsim. O va čia iš kažkur atvažiavo specialistai su investicijom. Sako, šitos priimsim naudingam. O mes negalim. Pasakė, šiemet 100 Bangladešų. Arba 13 milijonų. Pasirinkit. Ir mūsų galvoja, gal sumokėsim 7 milijonus ir 150 tik tai Bangladešų priimsim. Galima taip? Galima, sako Uršulė. Laisvai. Kodėlgi ne, visgi laisvi. Fantastika, ne? Tarptautiniai įsipareigojimai ir ES teismai riboja galimybės
kai reikia taikyti išstūmimo politiką. Atsimenat, kaip gaujos plūdo per sieną. Ir mes tvėrėmės, stūmėm juos, kad neplūstų tos gaujos. Kaip mes gavom velnių nuo Europos Sąjungos, kaip šaukia komisarė. Atsimenat, neturim teisės. Kaip jūs čia dabar? Arba visi džiaugiamės, šiandien erdvė važiuojam, įsivaizduoju, kaip gerai dabar važiuojam Portugaliją, ar ne? Kaip gerai, paėmė ir važiuoji, be sienų, be nieko. Ir net nepagalvojam, kad lazda tai du galus turi. Ir tas galas, kuris skaudesnis, ilgesnis yra, negu meduolinis galas. Panaikinta vidaus sienų kontrolė. Tai reiškia, kad į Lietuvą gali atvažiuoti bet kas. Lietuva nekontroliuoja atvykstančių į savo šalį žmonių. Gali nusikaltėliai, gali kontrabandistai, gali nereikalingi žmonės. Kas nori. Ir kiek nori gali važiuoti iš Europos Sąjungos. Kiek nori. Paims milijonas atvažiuos. Jeigu tik tai mes pakeliam savo pragyvenimo lygį, milijonas laisvai atvažiuoja iš Europos Sąjungos. Jeigu tik tai pašalpas didesnis negu Belgijai kokio ar Nyderlandus pasirodo. Nedaug jei mes prasigyvenam. Nepavyks prasigyventi, iš karto atvažiuoja, rankas ištiesia. Duok pašalpas. Ir mes norim pagyventi pas jūs gerai, iš karto. Turim arba blogai gyventi, skurdžiai, ir tada mūsų iški išvažiuos. Ar geriau atvažiuos tas pats. Vis tiek, bet kuriuo atveju demografinė šakės valstybė. Suprantat, kas yra. Dar vienas faktorius, priklausomybė nuo Frontex, pakrančio apsauga Europos Sąjungoje yra, jūrų pakrančio apsauga. Tai gali labai smarkiai nacionaliniams interesams prieštarauti, ypač krizių metu. Be mūsų leidimo, be atsiklausimo, ką nori mūsų teritorinėse vandenyse darys. Mokesčiai, dar vienas dalykas. Valstybė suvereni, kuri gali pati savo mokesčių nustatyti, kokių reikia. Taip. Ar žinote, kad Lietuva savarankiškai negali nustatyti PVM tarifą? Svarbiausias mokestis, ko ne? Europos Sąjungos direktyvos nustato minimalų standartinį tarifą, ne mažiau 15%. Viskas. Be to dar griežtai apibrėžta prekių ir paslaugų sąrašas yra nustatyta, kuriam galima taikyti lengvatinius tarifus. Žodžiu, nieko mes labai nesprendžiam, viskas. Taip pat Lietuva privalo laikytis Europos Sąjungos nustatytų minimalių akcizų tarifų. Alkoholiui, tabako, energetikos produktams. Nustatytas taip. Tai reiškia, kad Lietuva negali mažinti akcizų žemiau Europos Sąjungos lygio. Net jei tai kenkia mūsų vartotojams ar verslui. Negalim. Tvarka. Nesgi mesgi laisvi. Fantastika, ar ne? Pavyzdžiui, pelno mokesčių tarifus taip nustato Lietuva pati, jau šiek tiek turim laisvės, bet ji privalo įgyvendinti Europos Sąjungos kovos su mokesčių valdymo direktyvas. O tai riboja mūsų teisę į specifinės mokesčių lengvatas, vėl mes jų neturime. Netgi turbūt teko, gal girdėjot, gaudama finansinę paramą, kurie taip džiaugiasi, duoda mums tos išmaltos gelmužnos vakarai, taip, gaudama tą paramą paprasčiausiai, dažnai jis būna susietas su mokesčių reforma. Pavyzdžiui, iš kur čia buvo, atsimenat, nekilnojamo turto mokestis. Duodam pinigus tiek ir tiek įskiriam, bet susąlygojus mokesčių reformą, nekilnojamo turtui, didinant mokestį. Taip. Arba aplinkosaugos mokesčiai visokie. Iš kur čia? Duoda paramą, bet jūs turite šitą padaryti. Čia iš ten. Jų nebūtų. Ir viskas. Kaip jie atsisakysi pinigų? Tai per šitą jie valdo mūsų mokesčių sistemą. Bet to Europos teisingumo teismo sprendimai yra privalomi. O tai reiškia, jie turi teisę panaikinti Lietuvos mokesčių įstatymų nuostatas. Taip. Bet kokias nuostatas gali paimti ir panaikinti. Sakys, prieštarauja Europos Sąjungos teisė. Viskas. Laisva valstybė. Aš jau nebekalbu apie kultūrinį ir tautinio suvereniteto praradimas. Lietuviškos tradicijos, lietuviška tapatybė, tai nėra kūčios prie stalo, joninės ar užgavėnės su kaukėm. Čia 5-eilis, 10-eilis dalykas. Esminis pagrindas tautoje tai yra šeimos samprata, šeimos koncepcija. O kaip jie dabar keičia? Totaliai. Mirė žmogus dar prieš 30 metų prabustų ir vėl numirtų. Nepatikėtų, kad taip gali būti.
Per Stambulo konvencijas, per Europos teismai sakė, reiškia, kad tos pačios lyties partnerystės privalomas visų Europos Sąjungai. Ir mūsų teismai tą patvirtina, turi kur dėsis. Tai griauna svarbiausią dalyką identiteto - šeimos koncepciją, šeimos sampratą. O tai dvasinio suvereniteto praradimas, kultūrinio suvereniteto civilizacinių ir vertybinių lygmenių. Bet tas visas tarptautinės konvencijas, ES direktyvas, Lietuvai primetama labai svetima, ne tik tautiškumą, ne tik tai Dievo savoką iš viešo gyvenimo išstūmė. Europa laisvamaniška. Bet šeimos sampratą išstūmė. Pasakyk tu dabar viešai, kad šitie paradai tai yra juokinga tautai, ar dar pavadinga kažkokiu žodžiu. Pamatysi, kas bus. Iki ko dasigyvenam. Ir aišku, to klausimas aš neatsimenu, kaip ir man duoda dėl to neutralitetą. Reiškia, tai ką mes, jeigu būtumėm vieni, reiškia, kažkada žmogus sako, tai jausiai, tarpukariu buvom neutralūs patys. Ir kuo baigėsi viskas? Okupacija, 50 metų neturėjom nepriklausomybės ir taip toliau, vėl ant to paties. Čia žmonės taip neišmano istorijos, elementariausių dalykų. Ideologija taip supinusi, vis žmonės nežino. Mes tarpukario Lietuvoje labai daug šnekėjom apie neutralitetą. Bet žinot, kada mes neutralitetą paskelbėm? 1939 metų, atrodo, rugsėjo mėnesį. Neutralitetą. Tai jau buvo palaiko viskas, jau pyragas pasidalintas. Vokietija visai palaiko, kokie mes neutralūs. Ir aš dar nesuprantu, antras momentas, paskelbėm neutralitetą, bet tuo pat metu mes stiprinam Baltijos antantę. Čia neutralitetas, kas yra Baltijos antantė, tai karinis blokas. Čia neutralitetas. Dar įdomesnis dalykas. De facto mes neutralitetą priimam neutralitetą, patvirtinam, prezidentas atrodo spalio 24-25 pasirašo, kad Lietuva 1939 metais tampam neutralia valstybė. Nebuvom paskelbę neutraliteto, nebuvom. Oficialiai mes nebuvom neutralia valstybė. Paskelbė, ir čia pat įsileidžiam Tarybų Sąjungos karinės bazės. Tu de facto atsisakai neutraliteto, jeigu kitos valstybės karinės bazės tavo teritorijoje, tu nesi neutrali valstybė po perkūnais. Tai turbūt arklį turėtų būti aišku. Va, neutralitetas mūsų neišgelbėjo, tu ko, siūlai Vatikas, tu Kremliui dirbi. Fantastika, ne? Maniu. Bet to kitas dalykas. Joks alijansas tuo metu irgi nebūtų išgelbėjęs. Buvo tokia situacija, kai Europa pasidalinta visa Europa pasidalinta dviejų galybių ir visi įstumta. Alijansas negelbės. Štai mūsų kaimynė, nelabai kokia kaimynė Lenkija, juk ji buvo alijanse. Karinės pagalbos sutartį su Prancūzija, Didžiąja Britanija. Nu ir kaip jai pasisekė, nepadėjo. Todėl aš sakau, ne todėl, kad mes buvom neutralūs, o todėl, kad per vėlai paskelbėm. Ir paskelbėm neutralitetą, dar toliau mes nesąmonės darėm. Baltijos antantę kūrėm ir karinės bazės įsileidžiam. Va, kur problema buvo. Dabar pasižiūrėkit. Neutralios valstybės. Kokios buvo neutralios valstybės Europą? Aš žinau 3. Švedija, Šveicarija ir Airija. Kaip jiem antrą pasaulinį karą buvo koks nors Ribbentropo-Molotovo paktas ar kokia nors kitokio pakto? Buvo kas nors? Kodėl jie išgyveno? Šveicarija vidury, tarp milžiniško, tarp Italijos, tarp Vokietijos, sakykime, tarp Trečio Reicho, tarp Prancūzijos. Gyveno. Švedija, kas jie lietė? Neutralitetas paskelbtas. Kažkaip tai vat pavyko. A kodėl mums turėjo nepavykti? Jeigu mes būtum anksčiau tą padarę, 10, 15 metų, 20 metų anksčiau, tarptautiniu mastu paskelbė neutralus, viskas paprasčiausiai, būtų apėjęs, tas pats būtų buvę. Ir ko čia dabar Europos Sąjunga dar?
Ypač dar ES gynyba. Aljansas, kuris kariuomenės neturi, dar apie NATO, sakykime, taip. ES apgins. Tik kad kariuomenės neturi. ES neturi savo karinių pajėgų, su kuo jie apgins. Tas Kaja Kallas atvažiuos, sakys, nelieskit. Aim. Apie ką? Šnekam. Tai vat paprasčiausiai. Bet to labai įdomus dalykai, reiškia. Labai įdomus dalykai. Neutralitetas, taip toliau, mes tik ES gali apginti ir taip, būdamas tautų draugijai, ES skambiausiai stiga. Lietuva grobykų jau nebijo, nes jau grobti nėra ką, ne? Tai man paaiškinkit paprastą dalyką, kaip Lietuva, nekalbėdama nie apie NATO, nie apie ES, būtų absoliučiai laisva po 90, sakykim, taip? Po 90 metų, kada? Kaip jinai privertė rusus išvesti kariuomenę 92 metais? 3 divizijas. O mes net kariuomenės neturėjom. Kiekgi ten mūsų, ten juokas, neapginkluota nei ką. Nieko neturėjom. Nei institucijas neveikė dar. Privertė pripažinti Rusiją, kad pripažino mūsų nepriklausomybę. Rusija pripažino mūsų teritorinį vientisumą ir išvedė kariuomenę. Nereikėjo nei šaudyti, nei kariauti, nei dar kažką. Paėmė viskas išvedė. O mes ne NATO, be nieko. Kaip tai? Nes mes tuo metu šnekėjom apie, kad mes neutralūs būsim tuo metu. Oficialiai šnekėjom. Juk tai veikia. Juk tai veikia. Ir dar kaip veikia tie dalykai. Dabar kitas tas argumentas, kad oi, kaip mes blogai gyventuom, jeigu ne ES, pažiūrėkit, kaip Moldova kokia gyvena. Tai Moldova tu pažiūrėsi, bet kurie istorijos etapai visada blogai gyveno. Jį blogai gyveno sąjungai, nesąjungai, Bulgarija su Rumunija blogai gyveno iki sąjungos, blogai gyveno sąjungai. Ir ką? Ir nieko. O aš manau atvirkščiai. Jeigu mes nebūtume ES, Lietuva gyventų geriau. Ir aš galiu argumentuoti savo šitos dalykus. Čia ne taip subjektyvus mąstymas, paprasčiausiai. Pirmiausia, Lietuva negali savo įstatymų kokiu nori dabar priimti, teisingai. Įstatymų viršenybė. Įstatymų viršenybė to, kad būtų Vokietijai gerai. Svarbiausias dalykas. Toks ES ir tikslas. Dėl kogi Vokietija moka daugiausiai tą biudžetą. Kasgi mokėtų, jeigu tau neatsipirktų. Lietuva galėtų priimti pati savo įstatymus ir reglamentus, visiškai nereikėtų jų suderinti su Briuseliu ir galėtų lankščiai pritaikyti savo teisės aktus prie verslo, Lietuvos verslo poreikių. Ir tokius įstatymus, kad verslui Lietuvos būtų gerai, kad suktųsi ekonomika. Verslą gali sukti įstatymais labai smarkiai. Įstatymų bazė. Tai labai svarbus dalykas verslui. Yra įstatymų bazė, paleisi verslą. Nėra. Tas labai svarbu. Dabar negalim tą daryti. Antras dalykas. Jeigu Lietuva neturėtų euro, turėtų savo centrinį banką veikiantį, jį galėtų devalvuoti arba stiprinti litą, atitinkamai pagal poreikius, kada reikia. Kada reikia, mes litą padarom pigų. Atpiginam, kada reikia, pabranginam. Ir taip galim skatinti savo eksportą, apsaugoti savo rinką nuo nereikalingo importo. Kokią naudą mes ekonomikai padarytum, ar ne? Trečia, mes galėtum tada savarankiškai, ne ES, bet mes savarankiškai galėtume dėrėtis dėl naudingų prekybos sutarčių su Kinija, su JAV ir su Rusija. Patys. Ne už mus, žinau, kad susidėra ne tai, kad mums būtų gerai, o tai mes galėtum patys. Be ES muitų, be apribojimų ir galėtume orientuotis į specifinius Lietuvos interesus. Argi kokia nors ten Kaja Kallas ar Uršulė von der Leyen, dėrėdamas, jinai žiūris į tokios mažos valstybės kaip Lietuvos specifinius interesus, kažkokios pramonininkų, kažkokios tenai triušių augintojų asociacijos interesus.
Tu tokio nepamatysi 450 milijonų imperijai tokios Lietuvos. Lietuvos valdžia galėtų tai daryti, kaip būtų empatija. Taip. Ketvirta. Laisvas asmenų judėjimas. Čia visi labai gyrė paprasčiausiai. O juk tai ką jis atnešė? Gal atskiram žmogui kažkam, bet jeigu pimti valstybės ir tautos požiūrių, tai atnešė masinį proto nutekėjimą ir dabar darbo jėgos nutekėjimą milijonas. Darbo jėgos dabar šiek tiek sumažėjo nutekėjimas, bet protų įsivyksta, dar intensyvėja tas dalykas. Specialistai geriausi, talentai geriausi, reiškia, ir mąstantys žmonės, žinoma, kur yra biedna, toj pačioj imperijai, toj pačioj sąjungai yra biedna valstybė ir yra turtingas kažkoks blogas. Tai žinoma, kad kažkoks specialistas važiuos ten, kuris 2-3 kartus geriau uždirbs, kuriam perspektyvos geresnės. Tai neišvengiamas procesas. Ir va šitas laisvas asmenų judėjimas atvedė, netgi pagal valstybės duomenų agentūros statistiką, reiškia, tai yra pati didžiausia problema. Mes išmirštam. Mūsų neliks, mes dar išvažiuojam, dabar žiūrėkit. Šiemet gimė, praeitais metais gimė 17 400 kažkiek vaikų. Prieš 2 metus gimė 20 000. O 1989 gimė 56 000. Suprantat, kaip eina? O dar išvažiuoja. Ir įvažiuoja ne mūsų tautybė žmonės. Suprantat, kas vyksta? Grabas. Amen. Ar dar atsimenat, kodėl mes laisvi? Ar turit namuose Nizabutkę? Įsikelti. Turėkit, būtinai po balkonėlį reiks pastovėti per vasario 16. Patriarchas pakalbės, kažką pasakys. Blogis yra Rusija. Nu ne. Visi šitie, kurie įtempė į Europos Sąjungą, kuo jūs skiriatės nuo Salomėjos Nėries, Cvirkos, Adamauskio? Venstovas, Saulės vežėjų tų. Tie blogi, šitie Saulės vežėjai geri? Arba visus Saulės vežėjus ant kryžiaus, arba visus priima, visi šaunuoliai. Tai apsispręskim pagaliau. Ar kelnę susidėti, ar kryželį nusimti. Čia anekdotas toks. Apie žydiškas. Vienas žydas priėmė krikščionybę. Nu, nieko, šeštadienį, paslaigų šeštadienį, sekmadienį visi žydai kaip pirtį, jis ateina irgi pirtį, bet jau kryželį užsikabinės, kažkaip žydai visi nustoja, tyli, nebekalba, tyli, pagaliau vienas seniausias sako, žinai ką sako, tu arba kelnę susidėk, arba kryželį nusimk. Tai va, čia tas pats, reiškia. Toliau, reiškia, Lietuvai nereikėtų mokėti narystės mokesčio. Dabar žinot, kiek mokam? 880 milijonų EU mokam, metam. Mes labai džiaugiamės, oi, duoda Europą. Bet labai per daug nekalba per tai, kad mes 880 milijonų EU duodam kasmet. Ir tas mokestis dar bus didinimas. Į Europos Sąjungos biudžetą. Tos išmokos, tos, kaip aš vadinu, jelmužnos, jos pasibaigs. O mokestis į biudžetą liks. Metai eina, tada sumokėjom jau tiek pat bus, kiek gavom, paskui daugiau permokėt, daugiau. Ir permokėsim, o juk tokia suma didžiulė suma, žinot. Juk tai galima būtų nukreipti ar į sveikatos apsaugą, yra kur, ne, kaip yra, ar į švietimo apsaugą, pagaliau į gynybą. Fantastika. Naikintuvas F-16 naujas. Kaip jums pasakyti, nuliovas, dažais kvepiantis. Naikintuvas F-16. Ar ne? 60 milijonų eurų kainuoja. Padalinkit iš 80. Kiek jų išeitų per metus? Ir dabar, oi, ispanai saugo, vengrai turiniai pasaugo, oi, kaip gerai, kad jie mums saugo. Palaukit, iš vis, pažiūrėkite, oficiali statistika, 1,5 milijardo Lietuvos valstybė Ukrainai atidavė. Naikintuvų 60 milijonų, 25 naikintuvų parką per metus turėtų. Ne per metus, per šitą, va, kiek atidavė Ukrainai. Ir tada, pagaliau mums saugo kažkas, va, NATO, va, Zoknioro bazė, va, turi naikintuvų, mūsų yra erdvė. Tada būtų Ukraina turėję 25 naikintuvus, o normaliai, ne, kaip tokia valstybė.
Paprastas dalykas. Tai va. Toliau. Būdama ES narė, Lietuva privalo laikytis tokių taisyklių bendrų, kurios, pavyzdžiui, migracijos paktas. Taip, ir nebūdama ES narė, Lietuva galėtų savarankiškai pati spręsti, įsileisti, neįsileisti. Jeigu įsileisti, tai kiek įsileisti, ką įsileisti, ar ne? Naudingas žmogus, su kapitalu, su žiniom, su informacija, ne picos išvežiotojas, nekalbantis lietuviškai. Nereikia. Taip, kam čia kad dempinguoti atlyginimus. O dabar mes turim solidarumo įmoką mokėti. Kitaip tariant, baudą už tai, kad jeigu nepriimsi migrantų kvotų. Nu. Arba priimti nereikalingų žmonės, kurie bus nuostolis. Toliau. Europos Sąjunga. Žinot, kad taiko labai griežtus aplinkosaugos reikalavimus. Paskui kokybės standartai reikalavimai, bepratybės. Pavyzdžiui, dėl pesticidų naudojimą, gyvūnų gerovės, ten suprantate, ten kiauliai tvirtai fotelis bus to ar dar kažkas. O juk tai didina vietos produkcijos savikainą visas šitas malonumas. Taip, taip. Brangina mum maistą, mums vietiniams, ir mūsų žemės ūkio produkcija tampa nekonkurencinga trečiosios šalyse, nes jį per brangiai. Brangina šitas. Tai nuostolis. Žinot, kiek mes patiriam. Toliau. Kitas dalykas. Europos Sąjungos reikalavimus harmonizuoti mokesčius, maždaug priderinti prie visos bendrijos tos mokesčius. Taip. Ar be Europos Sąjungos priežiūros Lietuva galėtų tvarkyti, taikyti mažus mokesčius ir didinti savo ekonomikos konkurencingumą. A negali nustatyti tau mokesčiai tokie. Pavyzdžiui, cigaretėm tokie mokesčiai, mes priversti kontrabandą kentėti. Balionais, ne balionais, visais būdais, tau, kai toks kainų skirtumas tau ne balionų, tai prasika su kūriniu per žemę, per sieną. Ir praeis visas sienas, visas kaščiunkės, tas vėlas vadinamas ir kurnuolis toks, pavyzdžiui. Mes negalim reguliuoti mokesčių šitų kainų. Akcizas yra. Taip. Toliau. Europos Sąjunga ką dar turi? Dar vieną išmonę. Žaliasis kursas. Be šitos nesąmonės Lietuva galėtų naudoti pigesnį iškastinį kurą. Automatiškai kainas mažinti. Ir produkcija konkurencingesnė būtų. Įsivaizduojate? Ir šildytume anglėm. Tai būtų pats pigiausias šildymas. Pigiau už biokurą. Dabar biokūras pats pigiausias šildymas. Tada būtų pigiausias pigiau už biokurą. O dabar, oi, kokias sąskaitas ir taip toliau. Slava Europė. Nu, pasidžiaukit. Buvot už miltelius, balsavot, nu, džiaukitės dabar. Šildymo kaina ar dar kažkuo. Bet tai renovuosim ir ta šiluma neišeis. Gerai, mokėk. Nu, žmogui turbūt per gyvenimą neatsipirks ta renovacija. Turbūt. Vaikam gal, anūkam. Bet pačiam žmogui neatsipirks. Mokėkit, patenkinti. Turit laisvę teisę pasimti paskolą iš banko. Už normalius procentus. Nu viskas. Toliau. Turėdami savo sienų kontrolę, mes per muitus galėtume savo gamintojus ir vartotojus saugoti. Produkcija, kuri sunaikins mūsų gamintojus verslą, teks uždaryti. Mes jūs nesileidžiam per muitus, uždėję muitus tokius ir viskas. Neina. Net kaip Trumpas žaidžia. Puikiausiai savo produkciją galėtume. Tokie dalykai būtų. Dabar negalim to daryti. Tai viską šitą susumavus, aš jau nekalbu, kas padaryta, kad ne tik bendras asmenų judėjimas, bendras paslaugų, verslo judėjimas yra. Vakarų verslo gigantai paėmė mūsų rinką. Mūsų rinka paimta. Dominuoja vakarų kapitalas. Bankai, prekybos tinklai, visai eilė dalykų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia pelnas, pinigai, kurie patiria, jiegi nelieka Lietuvoje, išvažiuoja į centrą. Kokia prancūzės įmonė įsivežė tuos pinigus, čia surinko, Skandinavijos bankas įsivežė. Tai va viską susumavus, net prie visų tų išmokų, mes einam į nuostolį, į minusą, lietuviškai sakant.
Tautinė valstybė yra geriausia. Bet šiandien tas dalykas marginalizuotas, jeigu tu pasakysi, kad tu už absoliutų suverenitetą ir laisvę, tu Maskvai dirbi. Čia yra fantastika. Logika tobula. Jeigu pasakysi jo, kad už ES federalizaciją, kaip Kubilius, sako, aš pusiau federalistas ES. O, patriotas, ar ne? Fantastika, pralietuviškas žmogus. Bet jeigu pasakysi, kad Lietuva turėtų būti laisva ir suvereni, tu Maskvai dirbi. Kaip atvykėlis atėjūnas, Johan Ohmanas, sakė, tik vatnikai lietuviškas vėliavas kelia. Normalų žmonės Ukrainos vėliavas kelia. Įsivaizduojat, vatnikas, jeigu tu lietuvišką vėliavą keli, vaiki, ko nesigyveno 35